Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos iniciatyva Viešoji įstaiga plačiajuostis internetas įgyvendino projektą Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra ir kuriuose minėtos infrastruktūros plėtra nėra numatyta per artimiausius 3 metus. Šio projekto metu įrengta 1235 km šviesolaidinių linijų, pastatyti 25 ryšio bokštai, prie tinklo prijungta 310 esamų infrastruktūrinių objektų bei sumontuota reikiama tinklo įranga didmeninėms ryšio paslaugoms teikti. Šio projekto gyvenimas buvo išties sudėtingas. COVID-19 pandemija, geopolitinė situacija, žaliavų kainų kilimas – visą tai turėjome įveikti, siekiant sėkmingai užbaigti projektą. Šiandien džiaugiamės, kad nepaisant iškilusių iššūkių, pasiekėm visus projekto metu užsibrėžtus tikslus ir sėkmingai įgyvendinam projektą. Rezultatas yra, kad daugiau kaip 42 000 namų ūkių esančių baltose šalies teritorijose turi galimybę naudotis itin spartaus ryšio teikiamais privalumais. Vykdant projektą Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra, sukurta infrastruktūra suteikia naujas galimybes operatoriams teikti kokybiškas ryšio paslaugas baltosiose teritorijose, kurių iki šiol nedengė naujos kartos prieigos infrastruktūra. Daugiau kaip 42 300 namų ūkių esančių baltosiose šalies teritorijose ir daugiau kaip 254 000 namų ūkių visoje šalyje sukurta galimybė prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo. Projekto Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra įrengėme 1235 km šviesolaidinių linijų kaimiškosiose Lietuvos vietovėse ir prijungėme prie įstaigos valdomo šviesolaidinio tinklo, kuris sudaro daugiau nei 11 000 km. Taip pat šio projekto metu pastatėme 25 ryšio bokštus. Šiame Varėnos rajono savivaldybėje esančiame bokšte mobilaus ryšio operatoriai jau sumontavo savo įrangą reikalingą paslaugų teikimui. Ši įranga taip pat bus naudojama ir 5G ryšio paslaugų teikimui. Visose ryšio bokštuose sumontuota moderni apsaugos sistema. Tai yra nuotoliniu būdu valdoma praėjimo kontrolės sistema, perimetro vaizdo stebėjimo sistema ir bokšto vertikalumo sistema, leidžianti stebėti bokštų svyravimus nuotoliniu būdu. Visi 60 metrų aukščio ryšio bokštai yra prijungti prie viešosios įstaigos plačiajuostis internetas valdomo šviesolaidinio tinklo bei elektros energijos tiekimo. Bokštuose yra sumontuota apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti 24 valandas per parą įstaigos tinklo valdymo tarnybos darbuotojams stebėti bokštų teritoriją ir greitai reaguoti į paslaugų sutrikimus bei kitus įvykius. Tokiu būdu viešoji įstaiga plačiajuostis internetas užtikrina aukštą tiekiamų didmeninių ryšio paslaugų kokybę. Sukurta infrastruktūra įstaiga teikia didmenines ryšio paslaugas visiems ryšio operatoriams vienodomis sąlygomis ir kainomis. Per ilgesnį laiką Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra projekto vykdymo metu sukurta infrastruktūra ir jos teikiamos galimybės turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui ir konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai bei savišvietos galimybėms baltųjų dėmių teritorijose. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.